Kita opcija yra pasinaudoti studentam ir mokslininkam prieinamų įrankių Writeful, kuris yra irgi prieinamas bendruomeniai. Ir tada pažymėjus pasirinktą dalį galim paprašyti, kad būtų jį perrašyta. Tai galim perfrazuoti, make concise, make your selected text shorter, tada make punchy, more impactful, make scientific, text more scholarly, tai labiau mokslinį, galim twist, break your selected sentence into smaller parts ir galim apjungti, merge your selected sentences into one. Ir galim pasirinkti skirtingus variantus. Tai tarkim, paspausiu skirtingas opcijas, paragraf ir matom, jisai pasiūlo tokius pakeitimus. Ir galiu spausti insert arba paprašyti pergeneruoti. Tada kita opcija make concise. Tai parodo, kurios dalys bus ištrintos, kas bus apibendrinta, sutraukta ir parodo, kaip atrodys trumpesnis variantas. Tada punchy, matom, kad kai kuris tekstas gal bus net paryškintas ir perfrazuojama visa dalis. Galiu nukopijuoti ir įsiterpti atskirai ir galiu jungti arba išjungti, kad matyčiau, kokius pakeitimus būtent šis įrankis įdeda į mano tekstą. Make more scientific, irgi pamatyti, kokį terminus panaudoja, perfrazuoja. Toliau split, kas nutiko, negali splitinti ir joinint, ar jisai gali šias dvi pastraipas apjungti. Matom, apjungia ir jeigu pajungiu, taip. Ir baigėsi citata 2.14 ir toliau tęsi mintį. As modifying a single parameter ir matom gražiai apjungia mintį ir pereina prie kitos.